Sveiki visi. Šiandien nedidelis projektas, toks pats minimaliausias, bet visai įdomus tuningas. Noriu pakeisti savo Citizen Tsuyosa laikrodžio sagtį iš štai tokios presuotos į štai tokią, tuoj darysiu, štai į tokią kaltinę, jeigu taip galima pasakyti. Pabandykim, pažiūrėsim, kas mums iš to gausis. Šią sagtį užsakiau iš kiniečių, iš AliExpreso. Jei kam įdomu, video apačioj įdėsiu nuorodą. Kaip matot, sumanymas pavyko, vaizdas visai kitas. Gal šita sagtelė ir pasibraižos, bet vis tiek originali. O štai šitos nedėjau būtent todėl, kad originalios sagtelės šonas, kaip ir apyrankės šonai, yra poliruoti. Viršus yra šlifuotas matinis. Čia viršus kaip ir atitiktų, bet poliruota tik tai briauna, o šonai ne. Tai man tiesiog norėjosi, kad atitiktų visą laikrodžio estetiką pagal originalą. Pakeitėm tik metalinę dalį vidinę. Papildomas pastebėjimas iš mano pusės būtų tas, kad nebijokite keisti tą detalę, nes faktiškai apyrankės perreguliuoti nereikės. Kaip matot, kaip buvo jinai tokio pat ilgio, taip ir liko, taip kaip buvo sureguliuota. Bet pati sagties dalis čia išskleidžiama, jinai yra truputėlį galbūt didesnė, ilgesnė. Ir tas man patinka, kadangi dabar tapo lengviau užsidėti ir nusimti laikrodį. Tai va, tikrai dar vienas pliusų. Ir žinoma, išvaizda yra kita. Nebijokite eksperimentuoti. Viskas bus tvarkoj. Svarbiausia, pirkdami užsegimą, pamatuokit ne ties čia, ne ties auselėm, pamatuokit, koks yra apyrankės plotis, nes pavyzdžiui, kaip čia matom, jinai siaurėjant yra. Būtinai pamatuokit plotį
ties užsegimu ir pagal tai pirkite jums reikalingą sagtį. Sagčių yra visokių, galit pasirinkti keist, nekeist, ar panaudoti kaip donorą kažkokias dalis. Čia jau spręsti jums.